bus daugiausiai, vyraus 50 laipsnių šiluma. Portugalijoje, Šiaurės vakarų Ispanijoje ir Vidurio Ispanijoje diena taip pat bus lietinga, o Barcelonoje ir Malagoje dangus apsiniauks tik vėlai vakare. Lietaus bus ir Italijoje, tačiau Romoje, Italijos sostinėje, lietaus nenumatoma, bus vėsoka. Turkijoje tik kur nekur trumpai palis, daugiau lietaus žadama Egėjo jūros pakrantėse. Lietaus bus ir Atėnuose bei Dubrovnike, o Sofijoje numatomas nedidelis sniegas, bus apie 2 laipsnius šalčio. Šiandien viskas apie orus, iki rytojaus. Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė. Įspūdinga atidarymo šventė, šviesos, ugnies, muzikos šou. Atvyk į Panevėžį. Čia atgyja legendos. Pasaulis kas sekundę plečia tobulybės ribas. Mes žengiame kartu į aukščiausios kokybės raiškos erą. LRT HD – pirmasis Lietuvoje nacionalinis raiškiosios televizijos kanalas. Jo moderniausio transliuotojo LRT šeimoje. LRT HD transliuoja. HD televizijai nepriekaištingas vaizdas Philips Ambilight iš Avitelos. Kiekvienam perkančiam ultra staigmena. Avitela – kokybė ir profesionalumas. Jau 20 metų. Skanauk šiuos Rokiškio jogurtus. Jų visas saldumas tik iš vaisių. Litauerė? Litauerė. Drebėkit, vikingai, lietuviai dabar dvigubai apsiginklavę. Ant vieno bilieto 2 skaičių deriniai, tada aukso puodus ir kitus prizus laimėsim dvigubai dažniau. Šį trečiadienį Vikingų aukso puodė bus net 15 milijonų. Didysis prizas – 6 milijonai litų. Aha, visi viską žino. Ir kažkodėl mano, kad geriau už tave. Spręsk pats. Didžiausia tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda Lietuvoje – Studijos 2014. Vasario 6-8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo. Išeini su atsakymu. Saulėtas rytas kartu su mūsų laida. Labas rytas nuo 6. Jaunimo užimtumo skatinimas išlieka vienas svarbiausių ES uždavinių. Kaip to bus siekiama, klausime socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės. Jūsų dėmesiui dar vienas pokalbis su knygos vaikams autorė Ingrida Vizbaraitė, kurios pasaka Karžygiuko istorija dalyvauja metų knygos rinkimuose. O eksperto skiltyje gydytojos teirausimės, kodėl moteris vis dažniau pageidauja gimdyti nenatūraliai, o prašo atlikti cezario pjūvį. Northway medicinos centras. Sergančiam, sveikam, kiekvienam. Lietuva Europoje pirmauja pagal išsilavinusių asmenų skaičių. Kaip šalies aukštosios mokyklos ruošia studentus nuolat besikeičiančiai darbo rinkai. Universiteto pagrindinis uždavinys – suformuoti asmenybę, kuri norėtų ir sugebėtų mokytis visą gyvenimą. Aktualiausios studijų naujienos laidoje Tėvų klasė. Labas vakaras. Lietuvos radijo ir televizijos eteryje LRT forumas. Lietuvoje netrukus bus surengtas referendumas. Jo iniciatoriai jau beveik surinko 300 000 parašų. Ar reikia keisti konstituciją, kad Lietuvos žemė priklausytų tik Lietuvos piliečiams? Kokie tikrieji referendumo iniciatorių tikslai? Apie tai šį vakarą LRT forume diskutuos Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas. Andriejus Stančikas, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas. Labą vakarą, prašau. Ignas Vėgėlė, Teisininkų draugijos pirmininkas, Mykolo Riomerio universiteto profesorius. Prašau. Eligijus Masiulis, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas. Sveiki, prašom. Mindaugas Bastys, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas. Sveiki, prašau. Na, o LRT forumą pradėsime nuo pranešimo, kurį skaitys
pristatys referendumo iniciatorius Pranciškus Šliužas. Labą vakarą, prašau, jūsų tribūna. Sveiki gyvi, malonu, prašau. Garbus laidos dalyviai ir mėly mūsų žiūrovai. Štai laidos rengėjų pavedimu aš trumpai pasakysiu mūsų sambūrio esmę ir tikslą. Šalis priartėjo prie katastrofiškos būklės per istoriškai neilgą atkurtos nepriklausomybės laiką. Tauta nyksta gyventojų skaičiumi, nenusakomai mažėja visų rūšių gamyba. Iki itin skurdaus lygio nustumta didelė dalis žmonių, bet baisiausia, kad Lietuva įstūmus į Europos Sąjungą, jos diktatas tampa viršesniu už mūsų konstitucinės teisės. Matydami, kad Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimas, vyriausybė ir kitokio lygio valdžia visiškai ignoruoja daugumos piliečių valią ir vadovaudomėsi Lietuvos Respublikos konstitucijos 2, 3 ir 4 straipsniais, pernai rugpjūtyje sudarėme iniciatyvinę grupę iš 26 asmenų ir registravome referendumui teikti Lietuvos Respublikos konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymą, kurio esmė pirmiausiai sumažinti užburtą 300 000 parašų skaičių referendumams inicijuoti iki 100 000. Turime galvoje tai, kad ne vienoje mums žinomoje pasaulio šalyje tokio didelio procentų nuo esamų rinkėjų skaičiaus nėra, o iki karinės Lietuvos konstitucijoje buvo 50 000 tik tai. Taip pat, siekiant sutramdyti paikus mūsų valdžios veiksmus, siūlome referendumo priimtus sprendimus keisti tik tokiu būdu. Toliau, kai 2003 metais Lietuvos Respublikos Seimas perdarė 47 straipsnį, lietuviams neliko prigimtinės teisės į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis. Todėl mes siekiame atstatyti šį straipsnį taip, kaip jis buvo priimtas referendume, kai buvo tvirtinta visa konstitucija. Taip pat šis straipsnis papildo valstybinės reikšmės gamtos išteklių pramoninis naudojimas. Taip pat turi būti sprendžiamas tik referendumu. Čia aš akcentuoju paikiems oponentams, kad mes nekalbame apie šulinį ar žvyro karjerą, o kalbame apie didelę gamybinę veiklą, kada bandoma parduoti užsienio įmonėms durpių, juodžemių, to paties žvyrų, skalūnų, naftos, anhidrito ir netgi gėlo vandens telkiniai. O biudžetui iš tos veiklos tenka labai menka dalis. Dar didesnis nusikaltimas numatytas šių metų gegužės 1 dieną, kai bus pradėti įteisinti mūsų teritorijos, vėlgi pasakysiu, čia turime galvoje žemė, miškai ir vidaus vandenys, sandoriai pardavimo užsienio šalių subjektams. Žinau, kad didesnė dalis sako, jog Lietuva jį parduota, bet pabrėžiu, parduota netiesiogiai ir sandoriai bus tada, kada jie bus įteisinti, tada jie bus tikri. Šiaip mes teigiame, kad žemės teritorijos pardavimas yra apskritai priesaikos sulaužimas, kurią taria kiekvienas prezidentas ir kiekvienas Seimo narys. Arba, kitaip tariant, mes traktuojame, jog tai yra išdavystė. Baisiausia tai, kad dalis žmonių nesuvokia, jog valstybės teritorija ne prekė, kad nuosavybė į žemę yra laikina ir ji kooperatinė, o ne asmeninė. Lietuva priklauso kiekvienam iš mūsų ir ją galės parduoti tik tada, kai liks vienas lietuvis ir daugiau nieko. O šiaip mes turime tai padaryti tik bendru sprendimu. Žemė yra pati svarbiausia gamybos priemonė, kuri tinkamai naudojant nesusidėvi, ji nuolat brangsta. Kai spekuliuojama ES sutartiniais įsipareigojimas, pabrėžiu, farsuoto stojimo metu sutartis net nebuvo išversta į lietuvių kalbą ir niekas jos neskaitė. O ten nėra nei žodžio apie privalomą nuosavybės įteisinimą žemė, miškams ir miškams, o apie vidaus vandenis iš vis nekalbama. Gi mūsų tėvynės pardavėjai pasistengė lįsdami ES struktūros nežinia kur įrašyti ir tokį punktą. Iniciatyvinė grupė
pernai rugpjūčio pabaigoje gavusi štai tokius parašų rinkimo lapus, 3 mėnesius ėmėsi titaniško darbo, kurio nepavyko padaryti beveik 20 iniciatyvinių grupių ankstesniais metais. Ir mes per 3 mėnesius surinkome, mes, tai štai didesnė dalis tų žmonių, kurie sėdi čia, surinkome 321 000 parašų iš tų žmonių, kurie išsiklaidžioja netgi po visą pasaulį. Tačiau vyriausiosios rinkimų komisijos daugumos narių balsavimų beveik 30 000 pripažinta netinkamais ir taisytinais, todėl mes gavome leidimą ir prievolę 10 000 įformintų įrašų pataisyti. Pirminėme etape vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir daugelis kitų narių žadėjo pripažinti 5 000 įrašų gerais po to, kai gavo duomenis iš gyventojų registro. Tačiau šiuos duomenis gavę ir davę mums taisyti apie 4 000 įrašų po savaitės, kai kurių vyriausiosios rinkimų komisijos narių iniciatyva, mums buvo pasakyta, jog tie 5 000 neužskaitoma ir dar duodama papildomai 2,5 tūkstančio, kuriuos mes turime pataisyti iki rugpjūčio 29 dienos. Ir aš garantuoju, kad mes nurodytą skaičių pataisysim ir, kaip Tamsta sakėte, referendumas bus. Tokia tautos valia, tokia valia tų, kurie nesulaukė šios akimirkos. Ačiū Jums, užimkite vietą tarp diskusijos dalyvių. Mes po trumpos reklamos sugrįšime į LRT forumą pradėti debatus šią temą. Likite su Lietuvos radiju ir televizija. Senukai vėl nuolaidžiauja. Išparduodame 10 000 prekių su 40% nuolaida ir jokios apgaulės. Senukai, visada išsirinksi. Kino stebuklą dovanoja Itala. 3 likimai, 2 pasauliai ir viena juos sujungusi meilė. Jaudinanti meilės istorija, kurią privalai pamatyti. Mariaus Ivaškevičiaus filme Santa. Kinuose jau nuo sausio 31 dienos. Informuoja moteris.lt, LRT televizija, LRT radijas. C'est l'amour, c'est l'amour. Gelomirtol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. LRT televizijos kino premjera. Puiki Oskaro laureačių Julios Roberts ir Meryl Streep vaidyba. Bei dosni juodojo humoro dozė dramoje apie irstančius gimtuosius namus. Šeimos albumas Rugpjūtis. Kinuose nuo sausio 24 dienos. Gražiausios Airijos folkloro tradicijos įamžintos įspūdingose kino filmuose ir įvertintos Grammy apdovanojimais. Klanat vasario 1 Vilniaus kongresų rūmuose. Bilietus platina Ticket Pro. 5 dienas Ermitaže taikome 25% nuolaidą visoms prekiams, o taip pat 35% nuolaidą santechnikai ir šildymo sistemoms nuo sausio 24 iki sausio 28 dienos. Daugiau informacijos ermitažas.lt. Visata slepia daugybę paslapčių. Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia pažinti jas įspūdingame vaizdo ir muzikos spektaklyje jauniesiems žiūrovams Kosmosas Plus. Premjera kovo 21 dieną. Režisierė Kirsten Dilholm. Didysis spektaklio rėmėjas Apranga. Informaciniai partneriai LRT televizija, Delfi. Daugiau teatras.lt. Aha, visi viską žino. Ir kažkodėl mano, kad geriau už tave. Spręsk pats. Didžiausia tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda Lietuvoje – Studijos 2014.
Vasario 6-8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo. Išeini su atsakymu. LRT televizijos kino premjera. Auksiniu gaubliu, kaip geriausias metų filmas apdovanota. Ir net 9 Oskarams nominuota. Sukrečianti drama su garsiausiais Holivudo aktoriais. 12 vergovės metų. Kinuose nuo vasario 7 dienos. LRT televizija pristato. Tik jums, mylimos moterys, kovo 8 vakarą 2 koncertai. Žalgirio ir Siemens arenose. Tik dėl jūsų pirmą kartą susijungs 2 miestai – Kaunas ir Vilnius. Gražiausia savo dainas. Pinigų kartoje naktis gariūnų prekeivio kailyje. Patikėkit, kai tu stovi -15 arba -25, visas sušalė. Kažkur keliuosi aš pusė 2. Pokalbis su vienu turtingiausiu Lietuvos verslininku Dariumi Mockumi. Žmonės turės ką valgyti įvedus eurą. Taip, turės, jeigu turės pinigų, turės ir ką valgyti. O be to, žinau, ir maisto bankas yra. Ir 5 patarimai, ką daryti su indėliais, už kuriuos bankai nebemoka palūkanų. Žiūrėkite pinigų kartą. Rytoj 21:45. Eurovizijos transliacijas Lietuvai dovanoja natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Jo, man patiko čia jo. Be žodžių kažkoks. Tai čia ne grožio konkursas, ar ne? O kur dušė? Taigi čia. Karšta ir negailestinga atranka jau šį šeštadienį, 9 vakare per LRT televiziją. Kaip gimęs arklio metais turiu teisę iš jūsų pasakymų pažvengti. Viskas apie Eurovizijos atranką portale lrt.lt. Nelikit musikandės. Piniginė LT kreditai visiems, kurie skolinasi atsakingai. Lietuva Europoje pirmauja pagal įsilavinusių asmenų skaičių. Kaip šalies aukštosios mokyklos ruošia studentus nuolat besikeičiančiai darbo rinkai. Universiteto pagrindinis uždavinys – suformuoti asmenybę, kuri norėtų ir sugebėtų mokytis visą gyvenimą. Aktualiausios studijų naujienos laidoje Tėvų klasė. Taigi, mes grįžtame į LRT forumą, kur šį vakarą diskutuosime apie referendumo iniciatorių siūlymą drausti parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams ir kitus siūlymus, bet apie viską iš eilės. Pone Masiuli, gal pradėkim nuo jūsų. Kaip jūs vertinat referendumo iniciatorių idėją leisti Lietuvos žemę įsigyti tik Lietuvos piliečiams? Na, būdamas demokratiškas žmogus, aš tikrai gerbiu kiekvieną Lietuvos piliečių iniciatyvą. Tačiau kartu, matyt, reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad iniciatoriai turėtų labai atvirai, atsakingai ir sąžiningai kalbėti su žmonėmis, siūlydami vieną ar kitą iniciatyvą. Aš suprasčiau, jeigu šita iniciatyvinė grupė referendumo klausimų būtų iškėlusi tokį klausimą Lietuvos žmonėm, ar jūs pritarėte Lietuvos išstojimui iš Europos Sąjungos? Jūs manote, tai tokio lygio klausimas? Aš tuoj paaiškinsiu, kodėl. Aš manau, kad šitas teiginys, kad uždrausti pardavinėti žemę Lietuvos Respublikos piliečiams, akivaizdžiai kertasi su vienu principiniu ir esminiu Europos Sąjungos įtvirtintų teisių, tai yra teisė į laisvą kapitalo judėjimą, kur yra lygiai taip pat aiškiai įtvirtinta mūsų stojimo sutarty. Ir šitoj vietoje, na, būkim biedni, bet teisingi. Kada Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, ji gavo ir tam tikras privilegijas arba teisės, tai mes mielai naudojamės Europos Sąjungos paramos fondais, ūkininkai gauna tam tikras išmokas, aišku, tos išmokos dar neprilygsta vakarų Europos Sąjungos ūkininkų išmokom ir tą reikia siekti. Bet kartu mes gavom ir pareigas tam tikras įtvirtinti savo teisės aktuose tas bendrus principus ir vertybės, kuriomis ir yra pagrįsta visa Europos Sąjungos egzistencija. Ir vienas iš tų principų yra laisvo kapitalo judėjimas. Tai man atrodo šitoj vietoj iniciatoriai, dalis jų matyt labai nuoširdžiai tikėdamėsi ir siekdami šito referendumo visgi gali atvesti visą mūsų valstybę į tam tikrą aklavietę. Jeigu referendumas įvyksta ir tautos valia yra ir išreiškiama tokia,
tai akivaizdu, kad sekantis žingsnis yra klausti, reiškia, ar Lietuva dar yra pasiruošusi būti Europos Sąjungoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad man atrodo, kad be jokios abejonės čia yra ir kurstimo tam tikrų elementų ir šitoj vietoje prie tų kurstimų prisideda ir politikai. Pereitais metais mes girdėjome balandžio mėnesį mūsų premjero Butkevičiaus pasakymą, kad dar pratęsti 5 metus draudimą pardavinėti žemę užsieniečiams. Kai noriu pabrėžti, kad nuo įstojimo Lietuva išsireikalavo 7 metų pereinamojo laikotarpio tam, kad Lietuvos ūkininkai sustiprėtų ir po tų 7 metų dar 3 metus, kai buvo numatyta sutarty, šitą draudimo galiojimą pratęsė. Tačiau ponas premjeras pereitais metais, balandžio mėnesį, neatsargiai pasakė, kad jie dar sieks 5 metų pratęsimo, kas iš esmės yra neįmanoma ir žmonėms tą reikia atvirai sakyti. Po 2 mėnesių ponas premjeras jau birželio 23 Seime sako, kad vyriausybė nesiderės su Europos komisija dėl pratęsimo. Taip, supratom. Pone Karbauski, jūs pritarėte visiems referendumo iniciatorių tikslams? Aš manau, kiekvienas Lietuvos patriotas pritarė. Nes jeigu mes šnekam apie laisvą kapitalo judėjimą, tai reiktų pasakyti vieną, joks lietuvis Vokietijoje neįsigis žemės. Arba joks lietuvis Olandijoje neįsigis žemės. Ir tai reikia žinoti visiems ir tą reikia pasakyti visiems, nors ten apribojimai negalioja, tokie, kokius mes norim įvesti čia šnekėdami apie konstituciją, bet galioja visai kiti apribojimai. Reikia ten gyventi, reikia gauti leidimus iš vietinės bendruomenės ir labai daug apribojimų, kurie visiškai eliminuoja bet kokią galimybę ne to šalies piliečiai įsigyti žemę toje šalyje. Ir tiesiog paprasčiausiai, jeigu mes esam patriotai savo šalies, tai bet kokiu atveju turim ginti savo teisę į tai, kad mes galėtumėm žemę valdyti ir žemę įsigyti šitoje šalyje savo šalies piliečiai. Ir kada aš, pavyzdžiui, girdžiu, kad ūkininkai neva nori ar turi žemę tam, kad jie perparduoti, aš pasakysiu paprastai, nepažįstu nei vieno ūkininko, kuris nebūtų šios šalies patriotas. Ir visi ūkininkai palaiko sprendimą neparduoti užsieniečiam žemės dėl to, kad nei vienas iš jų nežada iš to uždirbti. Mes dirbam žemę, atskirkim spekulaciją žemę nuo darbo, žemės dirbimo, ūkininkavimo. Pone Masiuli, trumpa replika. Na, aš manau, kad išsklaidyti emocijas reikėtų remtis faktais. Pagal statistinius duomenis Lietuvoje užregistruota maždaug 111 000, reiškia, ūkininkų ūkių. Tačiau ką mes matome? Per tuos 10 metų, kada nebuvo sukurta konkurencija žemės ūkio paskirties žemės rinkoje, mes matome labai įdomius skaičius. 32 000 hektarų. Tai yra didžiausia Lietuvoje bendrovė, tai yra Agrovil Group, kuri valdo 32 000 hektarų ir pagal 2009 metų Gilder Banker tyrimus, tai yra didžiausia privati kompanija visoje Europoje, kuri dirba žemės ūkio darbus ir deklaruoja žemę. Tai ką jūs sakote? Aš sakau tai, kad dirbtinas konkurencijos ribojimas sumažino ženkliai kainas žemės ūkio paskirties žemės ir nuo to nukentėjo savininkai. Per 13 metų apie 2 milijonai hektarų buvo parduota, įvyko sandoriai. Ir šitoj vietoje, reiškia, jeigu bent 1000 litų hektaras būtų kainavęs daugiau dėl to, kad būtų galėję įsigyti tą žemę ir užsieniečio, ne tik lietuviškos bendrovės, tai apie 2 milijardai litų būtų atsigulę į Lietuvos žmonių kišenes. Pone Stančikai, jūs nesutinkat su šitais argumentais? Be abejo, ne. Šiandien pirmiausia kalbant apie užsienio kapitalą, tai be abejo... Tik patikslinam, Lietuvos žemės ūkio rūmai pilnai palaiko referendumo iniciatyvą. Be abejo, nes žemdirbių yra pagrindinė gamybos priemonė ir šiandien mūsų ūkiai tebesiformuoja. Jie nėra suformuoti. Ir šiandien iš tikrųjų, kalbant apie žemę, daug jau ir taip mes patys lietuviai pridarėm neteisybės Lietuvoje. Būtent tai, kai žemė tapo nekilnojamas turtas kilnojimu ir taip toliau. Šiandien argumentas, jeigu ateis užsieniečiai, kaina bus daug didesnė. Jie yra atėję. Šiandien kiek yra įmonių įvairių, būtent akcinių, kurios būtent šiandien lengvai supirkinėjo tą žemės. Tai ko tada bijot? Tai palauk, pirmiausia klausimas, argumentas, kad tai žemė labai pabrangs. Kur jį pabrango? Kur šitie 10 000 eurų už hektarą ar po 30 000? Jų nėra. Kainą suformuoja mūsų ūkininkas tiek, kiek sugeba jis šiandien sumokėti už tą žemę tokią
rinkoje ir yra. Ir tą pačią kainą moka užsieniečiai. Tačiau šitoj vietoj, kalbant apie ES sąžiningumą, taip, stojimo metu ir mums buvo žemdirbėms sakyta, pereinamasis laikotarpis prisitaikysim prie ES reikalavimų ir tada mes būsim tokie pat lygus ūkininkai kaip ES. Tai yra išmokų politika. Šiandien dėje, ji yra diskriminuojanti, tai yra iškreiptos konkurencinės sąlygos ir iš tikrųjų šiandien tas pats Olandas gaudamas 4 sykius didesnės išmokas, gaudamas banko lengvatas, jis gali simingai šiandien nusipirkti žemę. Bet ponas Stačikai, konstitucija būtų keičiama visiems laikam. Ateis laikas, kai išmokos bus tokios pačios. Niekas nebemokės išmokų, nes ES taikys sankcijas. O pirmiausia, iš tikrųjų, ta ES taikė sankcijas, iš tikrųjų šiandien visi yra gąsdinami, jeigu mes paprieštarausim sutarčiai, šitoj vietoj mes iš karto gausime kažkokias sankcijas. Taip. Bet šiandien apie tai kalba ne tik Lietuva, apie žemės pardavimų uždraudimą. Paimkim, sakykim, galbūt toliausiai pažengė tie patys vengrai. Praeitų metų Liepos mėnesį būtent Vengrijos parlamentas taip priėmė teisę parduoti užsieniečiam žemę, tačiau tik 1 hektarą. Tai iš tikrųjų irgi pasakyta buvo, bet ES labai čia taikys įvairias sankcijas. Taip, kalbama yra, bet principė nieko nevyko ypatingo. Pataisose yra absoliutus draudimas. Ką mano socialdemokratai? Didžiausia parlamentinė partija. Jūs pritarėt referendumo iniciatorių siūlymams? Na, pirmiausiai, tai reikia pasveikinti referendumo iniciatorius, jie iš tiesų labai aktyviai dirbo, tai rodo, kad Lietuvos piliečiai jau tampa vis aktyvesni ir jie supranta šio reikalo svarbą ir esmę. Be abejo, yra labai sudėtinga kalbėti apie tai, kad priimam tokią pobūdžio konstitucijos pataisą ir jokių pasiekmių nebūtų. Be abejo, kad tos pasiekmės būtų ir politikams apie tai reikia kalbėti atvirai ir mes puikiai žinome, kaip veikia ES institucijos, jei yra tam tikri pažeidimai, iš karto įsijungia baudų mechanizmas, jei valstybė nesilaiko savo įsipareigojimų. Tai šia prasme mes turime ieškoti kitų kelių. Mes matome, kad visuomenė tikrai labai jautriai žiūri. 92 metais buvo priimta konstitucija, kurioje mes pasakėm, kad tik tai Lietuvos piliečiai gali valdyti Lietuvos žemės ūkio paskirties žemę. 2003 metais, stodami į ES, referendumo būdu mes pasisakėme už tai, kad žemė gali būti parduodama, kadangi tai jau buvo minėta, žemė yra laisvo kapitalo judėjimo objektas ir šiuo atveju taip pat mes suprantame, kad tai yra problema. Mes, kaip socialdemokratai, iš tiesų kalbame apie tai, kad žemė neturėtų būti spekuliacijų objektas. Na gerai, įsivaizduokim, taip supratau, bet įsivaizduokim paprastą dalyką. Referendumas vyksta, ką sako socialdemokratai? Jūs už ar prieš? Čia kito pasirinkimo nėra. Socialdemokratai už referendumą neagitavo, nejo suprasdami, kokios gali būti pasiekmės. Tai jūs prieš? Socialdemokratai kalba apie tai, kad mums reikia ieškoti tokių saugiklių ir apie ką Ramūnas kalbėjo, mes turime rasti tokius saugiklius, tokias įstatyminės formas, kurios tikrai nesudarytų jokių galimybių užsieniečiams įsigyti žemės. Taip, bet ponia Basty, čia abiem geras nebūsi. Čia arba už, arba prieš. Kitaip neišeina. Jeigu bus referendumas, jūs kažką turit pasakyti. Tai kokia jūsų pozicija? Mūsų pozicija yra tokia. Jeigu įvyks referendumas, tai pasakys Lietuvos žmonės, kaip šiuo atveju bus kokia situacija. Kągi, ačiū Jums. Galim pereiti prie teisinių pasiekmių. Padiskutuoti apie tai, ar būtų sankcijos, jeigu būtų, tai kokios, gal apskritai, kaip sako Eligijus Masiulis, tai reikštų išstojimą iš ES. Noriu kreiptis į profesorių Vėgėlę. Jūsų nuomonė, profesorių, kokios būtų teisinės pasiekmes, jeigu referendumas įvyktų ir referendumo siūlymams būtų pritarta? Tik noriu pabrėžti, kad bus balsuojama už visą paketą, negalima rinktis vienos dalies, už viską. Tai iš tiesų pirmas, ką norėjau pasakyti, tai yra pasveikinti arba žavėtis tą prasme, kad yra pirmą kartą rimtai surinkta toks didelis kiekis Lietuvos rinkėjų balsų, Lietuvos piliečių balsų. Ir šituo aspektu iš tiesų yra tas Lietuvos pilietiškumas, kuris auga, Lietuvos žmonės augina, jos padeda auginti organizacijos, tas yra labai gerai.
Tačiau yra vienas aspektas, kodėl taip atsitiko. Aš manau, atsitiko dėl vienos paprastos priežasties, nes buvo suplakta labai jautrių klausimų buketas į vieną. Ir štai, kai suplaki keletą klausimų į vieną, vienam patinka vienas, kitam patinka antras, trečiam patinka trečias, ir tada žmonės natūraliai pradeda pasirašinėti referendumo tikslais. Bet kuriuo atveju sutikite, nereferendumui reikalingų parašų skaičius yra esminis klausimas. Žemė yra esminis klausimas. Iš tiesų, vienas iš esminių klausimų... Aš turiu omeny visuomeniai. Taip, iš tiesų, vienas iš esminių klausimų tai yra žemė. Žemės pardavimas yra daugiau emocinis klausimas. Teisinio klausimo čia nėra. Ir aš toj paaiškinsiu, kodėl. Teisinio klausimo pirma nėra todėl, kad jeigu tas referendumas pavyktų, aš galiu drąsiai teikti, kad jo rezultatų realių teisinių nebus. Arba jie bus labai trumpalaikiai. Kas atsitiks? Komisija kreipsis į Teisingumo teismą. Teisingumo teismas konstatuos pažeidimą. Lietuva, tarkim, nevykdys to pažeidimo, neištaisys padėties. Komisija dar kartą kreipsis į teismą ir tada bus sankcijos. Minimali sankcija, pati minimaliausia apskritai, kokia gali būti šitam periode, tai yra 2 milijonai litų. Bet turint omeny, kad tai yra esminė sutarties nuostata, aš manau, kad sankcija bus 10, o gal ir 100 kartų didesnė. Plus, už kiekvieną pažeidimo dieną bus skaičiuojamos papildomos baudos. Plus, tą, ką minėjo kolegos, kad galima kalbėti apie sankcijas už reiškia struktūrinių fondų lėšas ir taip toliau. O kodėl aš sakau... Gali būti jūsų galva tokia sankcija, kad būtų atimtos arba labai sumažintos subsidijos žemdirbiams? Dėl subsidijų žemdirbiams, čia galbūt ir nuostaba gerbiamam Stančikui, aš pats asmeniškai atstovauju žemdirbius prieš Europos Sąjungą dėl sumažintų išmokų. Tai yra būdas ir teisinis kelias, kaip pasiekti rezultatą. Štai taip mes kalbame Europoje. Europoje ultimatumais nieks nekalba, tai yra jau praeitis. Aš atstovauju žemdirbiams tiek Lietuvos Respublikos teismuose. Šiuo metu mes turime tokią situaciją, kad Lietuvos teismai kreipsis į ES teisingumo teismą dėl sumažintų sankcijų, dėl neteisėtai... Dėl sumažintų išmokų. Dėl sumažintų išmokų. Esame jau pateikę ir ES bendrajam teismui tiesioginį ieškinį dėl to. Tai štai kova ES reikia žaisti pagal tas taisyklės, pagal kurias mes priimėm 2004 metais. Supratau, ponia Šliužai. Pirmiausiai primenu, kad aš ne ponas, o paprastas žmogus. Ir dabar... Paprastas žmogaus, ponia Šliužai. Pronai. Vardus mes turime tam, kad kreiptumės į žmogų šiltai ir aiškiai, o ne draugę, ponia ar dar kaip nors. Tamstai šitam iš kairės primenu... Aš irgi vardą turiu, atsiprašau. Pranai. Sunkus atminti. Jūsų problemos, jeigu... Pasakymas būkim biedni, bet teisingi yra šlykščiai žeminantis. Būkim turtingi ir teisingi, štai tada bus kilnu. Gerai, vis dėlto, bet grįžtam prie pasiekmių. Mielas Tamsta, ir jums sakau, jūs nė velnio neklausėte, ką aš vadinamame pranešime skaičiau. Įdėmiai klausiau, netgi užsirašiau. Nieko neklausėte. Jūs kalbate apie užsieniečius, apie žemę, o čia yra vienas iš mažų dalykų apie užsieniečius. Paimkite referendumo tekstą, čia nė žodžio nėra. Aš labai populiariai pasakiau, ką jūs turite omeny. Jūs sakote, žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai, nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Tai jūs siūlote. Pakartoju. Tai jūs siūlote, aš galiu pasakyti oficialiai, bet aš pasakiau, kad visiems būtų aišku. Tęskite. Pakartoju. Tai tik vienas iš klausimų, o jūs jį pakeliate pagrindiniu. Mes prieisim ir prie kitų. Bet dėl teisinių pasiekmių. Pirmieji. Pakartoju, mes atstatome konstituciją, o nieko neišrandame naujo. Ir čia nėra joks pažeidimas. Bet, ponia Šliužai, situacija jau pasikeitus. Ne, ponia. Antras momentas. Dėl paketo, kai priėmėm konstituciją, tai buvo dar didesnis paketas. Ir nereikia čia paikai samprotauti, kad mes, matote, neteisingai sumastėme. Tai yra protingo žmogaus galvoje labai lengvai telpantis rinkinėlis esminių pataisų. Kas neturi razumo, tai ten mes jau ir neįkalsime. Pone Masiulė, apie razumą. Na vėlgi, man
atrodo, kad mes čia kažkokie tai pasiklydę, reiškia, tamsiam kambarį. Mes įsivaizduokime šiandieną, kokia yra situacija Lietuvoje. Ir pats gerbiamas Pranas, pradarydamas pranešimą, pats pasakė, kad jau ir dabar užsieniečiai įvairiais aplinkiniais būdais Lietuvoje žemę įsigyja. Ir pasakiau, kad neįteisinta. Tai ką aš noriu pasakyti? Šiandien, iš tikrųjų, kada mes turime tokią sistemą, kada neva tai yra draudžiama įsigyti užsienio piliečiams žemę, mes kartu konstatuojam, kad jau ta žemė yra įsigyjama visokiais neskaidriais aplinkiniais būdais. Tai yra, pavyzdžiui, steigiama lietuviška akcinė bendrovė, kur yra listinguojama, po to, reiškia, akcinė bendrovė superka pigiai iš mūsų Lietuvos žmonių tą žemę, neva lietuviška bendrovė, po to parduoda dalį akcijų, kada mūsų Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas išsiuntė raštus į Valstybės saugumo departamentą, į Generalinę prokuratūrą ir paklausė, ar jūs turite duomenų, kokių valstybių piliečiai ir kokiomis aplinkybėmis įsigyja Lietuvoje žemę? Atsakymas buvo, mes tokių duomenų neturim. Ką tai reiškia? Kad dabar egzistuojanti sistema iš tikrųjų yra pati neskaidriausia. Užsienio piliečiai per lietuvių piliečių statytinius perka, per fizinius asmenis. Tai jūs sakote, kad leidus viskas būtų aišku. Leidus pirkti žemę, pirmiausiai reikia kalbėti apie labai aiškių saugiklių nustatymą. Ir liberalai ėmėsi inicijuoti saugiklių įstatymą. Pirmas dalykas, tikrai reikia patikrinti kapitalo kilmę. Antras dalykas, pavyzdžiui, 10 metų įtvirtinti, kad tik žemės ūkio veikla ten turi būti daroma. 10 metų tu negali pernuomoti šitos žemės. Pagaliau mes svarstom galimybę galbūt tik tais turintis nuolatinį Lietuvoje gyvenantis pilietis, ne pilietis, bet Lietuvoje gyvenantis žmogus, kitos pilietybės, kuris turi ne mažiau kaip pusę metų per metus išbūti Lietuvoje, turėtų galimybę įsigyti šitą žemę. Tai yra daugelėje ES valstybių sudėlioti saugikliai ir reikime labai konstruktyvių kelių, žiūrėdami, kaip mes galim situaciją sukontroliuoti. Taip, supratau, ponia Aš labai pabaigsiu sakinys. 2003 metais, kada buvo keičiama konstitucija, aš noriu atkreipdėmėsi, ten yra šita, kad ne žemės ūkio paskirties žemė, o kitokią žemę galima parduoti tik ES piliečiams, NATO erdvės piliečiams ir Europos ekonominės erdvės piliečiams. Tai šitoj vietoj mes šiandieną, va šitai pamaivydamėsi, kad mes neparduodam žemės, net nebejoju, kad armėnai, rusai, kinai jau yra nusipirkę Lietuvos žemę ir gerbiamas Pranai, už tai atsakingas ir jūs. Pone Karbauski, jūs pritartumėte minčiai, kad saugikliai yra sprendimas, o ne toks kraštutinis draudimas? Aš manau, kad jeigu saugikliai būtų, tai šiandien tikriausiai šitos laidos nebūtų. Tačiau jų nėra. Ir žmonės buvo suinteresuoti šitą klausimą spręsti, nes niekas kitas apartų žmonių šito klausimo nesiryžo spręsti. Tai yra ponas Masiulis, būdamas ministru, ir šita valdžia dabartinė, jinai nieko nepadarė, kad spręsti tą klausimą taip, kaip yra įspręsta Vakarų Europoje. Tiesiog šiandien žiūrint į pavyzdį, kuriuo mes galėtumėm tapti Latviją, kurioje apribojimų žemės pirkimų nebuvo, ten absoliuti diduma, didžiausi žemės savininkai yra užsieniečiai. Mes galim vertinti vienaip ir kitaip, bet tai tikriausiai jų ekonomikos nepagyvino. Faktas tas, mūsų žemės ūkis yra stipresnis, reiškia ir be užsieniečių tokio didelės įtakos, be danų, be norvegų. Aš netgi pasakysiu, kad bankrutuoja vakarų ūkininkai Lietuvoje dažniau negu vietiniai ūkininkai, nes mūsų mentalitetų nepažįsta. Ir šitoj vietoj reiktų pasakyti, kad galbūt galėtumėm netgi priimti tokį statymą, kad nenašios žemės, kurių 250 000 yra nedirbamo šiandien Lietuvoje, mes jas galėtumėm parduoti užsieniečiam, bet atleiskite, jie nepirks jų. Kodėl? Todėl, kad tokios žemės jiems nereikalingos. Jiems reikalingos pačios geriausios žemės, kurie šiandien dirba Lietuvos ūkininkai. Tai visiems tokios reikalingos? Be abejonių, bet Lietuvos šeimos gyvena iš to, moka mokesčius Lietuvoje. Kada ateina užsieniečiai, ir mes jau žinom procesus, kaip mūsų supermarketai išeina, dabar jie neaišku lietuviški ar olandiški, taip lygiai taip pat užsienio verslininkas, kurdamas čia pelnais, jį įsiveža. Tai ar mes to suinteresuoti, ar mes suinteresuoti Lietuvos ūkininkais, ar svetimais čia? Pone Basty, tai čia gal ir yra atsakymas, kad tai šio referendumo iniciatoriai iš esmės paskatins valdžią keisti įstatymus ir įvesti saugiklius. Na, iš tiesų būtų galima... Kurie tenkintų ūkininkus, galbūt net nekeičiat konstitucijos. Ar nieks netenkintų, ponė Šliužė? Ne apie ūkininkus vien šneka, grįžkim prie to, skaitykit kiekvieną žodį. Miškai, miškai.
kertami bus miškai, nušluoti, valstybinių miškų iš vis nebeliks, privačių miškų iš vis nebeliks. Bus Baranausko aprašytas Anykščių šilelis. Vandenys. Kas prašė parduoti vandenys? Jūs įsivaizduojat, kiekvienas ežeras, kiekvienas upelis pražus. Ar jūs suvokėte esmę? Taip, prašau, ponia Basty. Dėl vieno dalyko turbūt būtų galima sutikti, kad saugiklių įstatymas yra priimtas per vėlai. Būtent ši valdžia, Ramūnai, ir priėmė praeitų metų, 2013 metais saugiklių įstatymą, kuris įsigalioja būtent nuo šių metų, nuo 2014 ir kitos nuostatos įsigalios nuo pavasario. Tai šia prasme saugiklių įstatymas be abejo yra pavėluotai priimtas, bet jisai yra priimtas. Ir aš manau, kad galima diskutuoti apie tai, ar jisai yra pakankamas, ar jo užtenka. Tai šia prasme ir aš, kada buvo priiminėjamas šis įstatymas, kalbėjau apie tai, kad dar nepakanka saugiklių ir manau, kad kartu su Žemės ūkio rūmais, kartu su ūkininkais, su tais, kurie šiandieną Lietuvoje ūkininkauja, yra būtina kalbėti apie rimtesnius ir stipresnius saugiklius. Kada mes kalbam apie vandenis, kalbam apie miškus, be abejo, čia taip pat yra kitas klausimas. Valstybinių miškų šiandieną yra 50% maždaug ir 50% yra privatus miškai ir labai svarbu, kad su tais miškais būtų labai atsakingai elgiamasi. Tai yra Lietuvos turtas, be abejo, aš su tuo sutinku, yra jau kitos turbūt temos reikalas. Tos pačios referendumo temos reikalas. Po trumpos reklamos mes sugrįšime į studiją, pratęsti diskusijos LRT forume. Likite su Lietuvos radiju ir Lietuvos televizija. Kinder Bueno. Leisk savo pasilepinti. Ar galima daug sąskaitų paversti į vieną? Pamėginkime. Už elektrą ir vandenį, telefoną ir dujas. Taip, galima. Su viena sąskaita už viską sumokate iš karto. Registruokitės dabar ir naudokitės visus metus nemokamai. Viena sąskaita, patogus atsiskaitimas už paslaugas. Ginkgo Prim yra unikali standartizuoto ginkmedžio lapų ekstrakto ir magnio kombinacija. Ginkmedžio ekstraktas padeda palaikyti atmintį, koncentraciją bei kraujo apytaką. Taip pat mažiau šąla rankos ir kojos. Pirmą kartą užsirašysite, tačiau antrą kartą prisiminsite. Ginkgo Prim. Ieškokite vaistinėse. Džiazo muzikos genijus, kurio kolekcijoje net 20 Grammy apdovanojimų. Pat Metheny, Vilniuje, balandžio 25 dieną. Tie, kas teigia, kad imti greitai į kreditą didelis džiaugsmas, meluoja. Daugelis imam jį tik iš reikalo. Siūlome paskolas tiems, kurie nemėgsta skolintis. Mažiau palūkanų, mažiau formalumų. Minigau.lt Lietuvos nacionalinis dramos teatras pristato Kazio Binkio Atžalyną. Režisierius Jonas Vaitkus. Spektaklio gastrolės Radviliškyje vasario 4, Biržuose vasario 21, Kaune balandžio 6 dienomis. Informacinis partneris LRT televizija, daugiau teatras.lt. Darbovietė be AJOT produkcijos būtų nepraktiška. Internetinėje svetainėje ajotproduktai.lt rasite daugiau nei 10 000 prekių biurams, sandėliams ir gamybos įmonėms. Kino stebuklą dovanoja Itala. 3 likimai, 2 pasauliai ir viena juos sujungusi meilė. Jaudinanti meilės istorija, kurią privalai pamatyti. Mariaus Ivaškevičiaus filme Santa. Kinuose jau nuo sausio 31 dienos. Informuoja moteris.lt, LRT televizija, LRT radijas. Gelomirtol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Pasaulis kas sekundę plečia tobulybės ribas. Mes žengiame kartu,
į aukščiausios kokybės raiškos erą. LRT HD. Pirmasis Lietuvoje. Nacionalinis raiškiosios televizijos kanalas. Jo moderniausio transliuotojo LRT šeimoje. LRT HD transliuoja. HD televizijai nepriekaištingas vaizdas Philips Ambilight iš Avitelos. Kiekvienam perkančiam ultra staigmena. Avitela – kokybė ir profesionalumas. Jau 20 metų. Saulėtas rytas kartu su mūsų laida. Labas rytas nuo 6. Jaunimo užimtumo skatinimas išlieka vienas svarbiausių ES uždavinių. Kaip to bus siekiama, klausime socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės. Jūsų dėmesiui dar vienas pokalbis su knygos vaikams autorė Ingrida Vizbaraitė, kurios pasaka Karžygiuko istorija dalyvauja metų knygos rinkimuose. O eksperto skiltyje gydytojos teirausimės, kodėl moteris vis dažniau pageidauja gimdyti nenatūraliai, o prašo atlikti cezario pjūvį. Northway medicinos centras. Sergančiam, sveikam, kiekvienam. Lietuva Europoje pirmauja pagal išsilavinusių asmenų skaičių. Kaip šalies aukštosios mokyklos ruošia studentus nuolat besikeičiančiai darbo rinkai. Universiteto pagrindinis uždavinys - suformuoti asmenybę, kuri norėtų ir sugebėtų mokytis visą gyvenimą. Aktualiausios studijų naujienos laidoje Tėvų klasė. Labas vakaras, prie ekranų kviečiu Jėgos 2 žaidėjus. Kokio dydžio prizus šį vakarą Jėgos 2 žaidėjams išridens laimingieji skaičiai, mes tuoj sužinosime. Didysis prizas šiandien. Jėgos 2 4324 tiraže 228 tūkstančiai, 187 litai. O skaičių derinys toks. Užsirašykite. 19, 9, 6, 12, 30, 18. Papildomas 3. Sveikinu laimėjusius, gero vakaro, iki pasimatymo rytoj. Taigi, mes grįžtame į LRT forumą, kur šį vakarą diskutuojame apie referendumo iniciatorių siūlymus. Referendumo iniciatoriai beveik surinko 300 tūkstančių parašų. Jeigu jie bus pripažinti galiojančiais, referendumas artimiausiu metu turėtų įvykti. Apie tai ir diskutuojame. Profesoriau, jūs turėčiau kreiptis. Grįžtant prie sankcijų. Ar jūsų nuomonė įmanoma kaip nors įteisinti tai, ko siekia žemdirbiai, esmę turiuomenį, nekeičiant konstitucijos ir nenusižengiant ES teisei, neišprovokuojant jokių baudų ir sankcijų? Jūsų labai tikslus klausimas. Būtent laukiau tos labai tikslaus pastebėjimo. Vėlgi pabrėžiu, kad mano supratimu klausimas įtvirtinti šitokią normą konstitucijoje yra daugiau emocinis, o ne teisinis. Tai yra emocija. Jūs visiškai esate teisus ir jau nuskambėjo net ir gerbiamas Karbauskis, kuris pritarė referendumui, bet jau pats išreiškė tą poziciją, kad vakarų Europoje, ES valstybėse narėse, daugelį jų yra labai aiškus kriterijai, kada negalima parduoti žemės, kada jos pardavimas yra ribojamas, tame tarp ir miškai. Tame tarp ir vidaus vandenis galima riboti, tik tai reikia tinkamai tvirtinti nacionalinėje teisėje. Ir nemažose valstybėse tas yra. Tas yra Prancūzijoje, labai ryškiai, Vokietijoje. Tas yra aibė kitų valstybių narių. Todėl jeigu yra tikslas, iš tiesų nuoširdus tikslas, kad Lietuvos žemė dirbtų ūkininkas, kad žemė būtų efektyviai naudojama kaip gamybos veiksnys, kad lygiai tas pats, kad nebūtų išparceliuoti miškai ir taip toliau, kad nebūtų kainomis žaidžiama su jos. Tai yra pilna aspektų ir galimybių, kaip tą padaryti. Yra atliktos Europoje studijos tam. Tačiau, mano supratimu, tikslas yra kiek kitoks. Kai aš žiūriu iš tolo į referendumo pradžią, į jos inicijavimą, aš prisimenu,
Kas vyko tuo metu? O tuo metu mes ruošėmės pirmininkavimui. Po to vyko Euromaidano ir tebe vyksta reikalai. Ir įdomiausiai į šitą visą kakofoniją turbūt įsijungtų mūsų kaimynas, kuris klausytųsi ultimatumų, kuriuos stato Lietuva, nes konstitucijos pakeitimas tai yra akivaizdus ultimatumas, tai yra kertinis klausimas laisvo kapitalo judėjimo nuo Klaus Konle bylos 99 metų. Lietuva tą pritarė, keitė referendumų, žinojom patys visi, visiems buvo aišku, stodami į Europos Sąjungą labai aiškiai įtvirtinom sąlygas. Ir štai mano didžiausiu įsitikinimu, kad tikslas šito, tai jeigu jūs neskaitėte, mėly ponai, tai tada reikėtų paskaityti. Tas buvo aiškiai įtvirtinta. Pone Šliutai, iš tiesų turbūt yra galimybių pasiekti jūsų siekiamų tikslų, neįvarant savęs į kampą prieš Europos Sąjungą. Kaip jūs manot? Mielas Tamsta, pakartoju dar kartą, štai ir šitie žodžių žaismai akivaizdžiai rodo, kad stovi kai kurie asmenys visai kitoje pusėje. Jie net nesuvokia bendrumos. Ir dėstyti, kad mes naudojamės kokią nors situaciją, yra taip paika. Mes būtume šį referendumą rengę gerokai anksčiau, tačiau kūrėme, ieškojome tų žmonių, kurie gali atlikti šį titanišką darbą. Ir startavome rudenį tik todėl, kad tai yra paskutinis etapas iki gegužės 1 būtent šį referendumą padaryti. Ir niekas čia neturėjo jokių kaimynų, jokių baubų. Jūs gazdina ir gazdins, mėly televizijų žiūrovai ir gyventojai Lietuvos, gazdins. Valdžia kapitaliai priešinasi. Mes dirbome visiškos informacinės blokados sąlygomis. Visiškos. Jūs turbūt žinote, kad kiekviename žingsnėje mus apšaukia provokatoriais, išdavikais, kokiu epitetu mes tik negirdėjome. Gerai, grįžtam prie esmės. Ar jūsų nuomonė įmanoma pasiekti tų pačių tikslų? Neįmanoma, todėl... Ar tikrai neįmanoma? Tikrai neįmanoma, todėl kad 10 metų valdžia turėjo tam laiko. Kai nebeliko nieko, dabar jie kryžiavojasi, kad įmanoma. Reikėjo 2003 metais pradėti tą daryti. O įstojimas į Europos Sąjungą buvo itin, kaip jau aš sakiau, šlykštus. Buvo 2 dienos terminas ir alus ir skalbimo milteliai užpylė. Ir ne mes stojom į Europos Sąjungą, jie stojo į Europos Sąjungą. Skirkit šitus 2 esminius dalykus. Jūsų nuomonė, narystė Europos Sąjungoje yra blogis, nes jūs naudojat Lietuva įstumta į Europos Sąjungą. Tokią formuluotę. Be abejo taip. Blogis. Narystė Europos Sąjungoje yra blogis. Akivaizdus. Na va, daugmaž išsiaiškinom pozicijas. Ir jūsų nuomonė, ponė Šliužai, žemdirbiams tai irgi narystė yra nenaudinga. Šiuo atveju, jeigu Tamsta, žinai, pavyzdžiui, Kličkotas yra boksininkas, ar ne? Ir dabar jis ateitų čia. Bet Europos Sąjungos situacija yra lygiai tokia pati. Ateina iš ten Kličko ir sako, jūs konkuruokit. Taigi jis vienu sprikteliu numuš mus, bet kuriuo atveju. Jau dabar šis procesas vyksta. Pakartoju dar, mūsų ūkis totaliai sužlugdytas. Nėra nieko. Mūsų žmonės išvežti į kitus kraštus ir kuria produktą ir pelną kitiems. Lietuva nyksta tragiškai, o jūs toliau svaigstate nuo Europos Sąjungos gėrio. Na, pone Karbauski, labai taip. Pone Karbauski, labai radikali pozicija. Jūs irgi pritarėte tam, kad įstojimas į Europos Sąjungą Lietuvai yra žalingas, įstumimas, kad tai net nešė jokios naudos. Aš nekalbu vien apie subsidijas ūkininkams. Aš taip neteikčiau, aišku, bet šnekant apie tolimesnę Europos Sąjungos raidą, tai aišku, kada šnekam apie federaciją, kad nebeliks nacionalinių valstybių, aš tam prieš. Šiuo metu nekalbam apie ateitį, apie tai, kas įvyko. Padaryta žala, pasakė. Mes galim šnekėti apie euro įvedimą, labai daug dalykų, kuriuose vėlgi yra tam tikri dalykai sakomi, kurių